Turbūt tai visiems yra nutikę. Važiuodami norite perjungti pavarą ir nukrenta grandinė. Šiame filmuke jums parodysime, kaip sureguliuoti priekinį ir galinį pavarų perjungėjus, kad taip daugiau nebenutiktų. Visų pirma, uždedame grandinę ant vidurinės žvaigždutės priekyje ir aukščiausios pavaros gale, tai yra mažiausios žvaigždutės. Reikia įsitikinti, ar jūsų perjungėjas nėra pažeistas. Jeigu viršutinis ir apatinis perjungėjo dantračiai sudaro vieną plokštumą kaip čia, viskas yra tvarkinga. Tačiau jei perjungėjo apatinė ir viršutinė žvaigždutės grandinė jungia įstrižai ar yra kaip kitaip iškreivinta, jums teks keisti perjungėją. Jeigu viskas atrodo tvarkingai, žiūrime, ar perjungėjas nėra per aukštoje padėtyje, kuomet grandinė yra metama ant didesnės žvaigždutės, arba per žemoje padėtyje, kuomet grandinė gali apskritai nukristi. Šią perjungėjo padėtį galime reguliuoti ribojimo varžto žymimo raide H pagalba. Jį įveržiant, perjungėjo riba judės link rato, o atleidžiant judės į išorę. Taigi, jeigu grandinė vis nukrenta, H raidę žymimą varžtą reikia prisukti, o įlipant kitos žvaigždutės atleisti. Teisingai sureguliavus perjungėją, grandinė turi gulėti tiesiai per vidurį tarp greta esančių žvaigždžių. Toks pats principas taikomas ir reguliuojant žemiausios pavaros, tai yra didžiausios žvaigždutės ribas, tik naudojant raidę L pažymėtą varžtą. Varžtu reguliuojančiu atstumą tarp pavarų perjungėjo bei žvaigždutės nureguliuosime perjungėjo kampą. Minėtas atstumas žemiausioje pavaroje, grandinėje esant ant didžiausios žvaigždutės, turi būti kuo mažesnis, tačiau labai svarbu, kad perjungėjas bei žvaigždutės nesiliestų. Jeigu pavaros persijungia nesklandžiai arba apskritai nepersijungia, reikia sureguliuoti pavarų troselių įtempimą. Šiame dviratyje pavarų troselis yra šalia pavarų perjungimo rankenėlės. Dažnas atvejis, kad grandinė esant ant mažiausios žvaigždės įjungiama žemesnė pavara ir girdimas triukšmas, tačiau pavara nepersijungia. Tai reiškia, kad troselis neteisingai sureguliuotas ir jį reikia įtempti. Perjungiant vis žemesnę pavarą tikrinama, ar visos pavaros persijungia sklandžiai ir nevėluodamos. Jeigu yra vėlavimas, troselį reikia truputį įtempti. Taip pat tikrinamas pavarų perjungimas į aukštesnę pavarą. Tik šiuo atveju, jeigu pavara vėluoja ir sunkiai persijungia, troselis turi būti po truputį atleidžiamas. Priekinį pavarų perjungėją reguliuojame kaip ir galinį, naudojantis ribojimo varžtų pagalba. Prieš pradedant reguliuoti ribas, reikia įsitikinti, kad perjungėjas yra tinkamame aukštyje ir lygiai gretus žvaigždutėms. Pasirinkus teisingą aukštį galime pradėti reguliuoti ribas. Grandinę gale nustatome ant didžiausios, o priekyje ant mažiausios žvaigždžių. Jei grandinė liečia priekinį perjungėją, reguliuojame L raidę žymimą varžtą. Reguliuojant didžiosios žvaigždės ribas, grandinę nustatome ant didžiausios žvaigždės priekyje ir mažiausios gale. Žiūrime, ar grandinė neliečia perjungėjo. Jei jį liečia, reguliuojame H raidę pažymėtą varžtą. Dar kartą įsitikiname, ar visos pavaros persijungia sklandžiai. Reguliuojant pavaras, pravartu atkreipti dėmesį į grandinės ilgį. Pasirinkus aukščiausią pavarą, didžiausia žvaigždutė priekyje ir mažiausia gale, vertikalus tarpas tarp grandinės turėtų būti vienodas priekyje ir gale. Pasitikrinti, ar dar nelaikas keisti jūsų grandinę, galite pas dviračių meistrą. Gero kelio!